buvo tas jausmas, kad reikia, kad noriu. Pirmiausia, noriu, ta motyvacija vidinė buvo. Ir kažkur tai mačiau reklamą pravažiuojant vieną, kitą kartą ir galvoju, tikrai man čia jau ženklai ir aš turiu eiti. Aš esu Dangirė, savanoriauju nuo sausio mėnesio, tai yra jau 1,5 metų. Vaikų linija kviečia įsipareigoti savanorystėje. Mūsų savanorystė yra ilgalaikė, ji reikalauja paskirti nemažai išteklių įvairių. Ir laiko, ir intelektualinių. Ir todėl mes susidurime su tuo iššūkiu, kad naujų savanorių, kurie pasiryžtų paskirti daug laiko mokymuisi ir vėliau budėjimui, nėra tiek daug. Aš esu Elvyra Vilkienė, turint minty bendras tendencijas, kad pritraukti savanorius ilgalaikiai savanorystėje tampa vis sudėtingiau. Tai mums prireikė daugiau išteklių, daugiau išmonės, stengiamės naudoti naujas priemonės, įvairiais būdais pritraukti savanorius. Ir šiaip kampanijos sėkmingos mums pavyko. Kai vaikus užklumpa tamsios mintys, tavo šviesų žodžiai padeda. Pasidalink savo šviesa. Tapk Vaikų linijos savanoriu ir padėk vaikams internetu ir telefonu. Registracija į atrankas vaikųlinija.lt. Vaikų linijoje šiuo metu yra apie 400 savanorių. Kasdieną Vaikų linija atsako maždaug 300 skambučių. Mes teikiame pagalbą ne tik telefonu, bet ir čatu, tai yra susirašinėjimų žinutėmis ir elektroniniais laiškais. Tu išmoksti naujų įgūdžių, naujų žinių gauni, bendruomenė yra tikrai didelė. Pagaliau išmoksti bendrauti kitaip ir su savo artimąja aplinka, vaikais, bendradarbiais, vyru, ar ten vyras su žmona, jeigu vyras savanoris. Tikrai labai daug visokių geros patirties, kurią gali neštis per gyvenimą. Savanorystė Vaikų linijoje ir emocinės paramos teikimas reikalauja aukšto emocinio intelekto ir nuolatinio žinių atnaujinimo. Dėl to mes didelį dėmesį skiriam savanorių kvalifikacijai. Mes jiems sudarom galimybę dalyvauti nemokamai paskaitose, organizuojam įvairias ir pramoginės veiklas ir stengiamės užtikrinti aukštą paslaugų kokybę. Tai yra svarbu labai tarnybai. Man atrodo, kad tikrai daugelis galvoja, kad neturiu laiko ir neturiu laiko net pailsėti, bet jeigu tu turi motyvacijos savo vidinės, noro, to tokio stipraus noro kažkam tai padėti ne tik savo, ne tik savo aplinkiniams, tu visada atrasi laiko. Ir realiai to laiko čia nereikia labai kažkokių tai marių didelių, kaip net mano kursiokė viena sako, aš čia ateinu ir pailsiu. Tikrai pailsiu ir tas pokalbis, kai vyksta tarp 2 žmonių, ne tarp vieno. Tiesiog tu atrandi tai, kas tau patinka, ten, kur randi prasmę, naudą kitam žmogui. Tai man atrodo ir atrandi laiko tuo metu.